Sveiki! Šį kartą gaminsime štai tokią apyrankę. Ji yra nepersukta, o tai pagaminta. Tik čia naudojau mėlyną ir gelsvą arba žalsvą tokią spalvą, o šį kartą naudosiu violetinę ir rožinę. Taigi pradedam. Imame stakles. Jose naudosime 4 stulpelius ir vienas stulpelis bus kaip pagalbinis. Taigi, imame violetinę gumytę, ją uždedame ant stulpelio ir persukame į aštuoniukę ir dedame ant skersinio stulpelio. Rožinę gumytę imame ant šio stulpelio ir taip pat persukame ant įstrižai esančio stulpelio. Tada imame vėl violetinę, dedame jau nepersuktą gumytę ant to pačio, kur yra violetinė gumytė, ir taip pat rožinę gumytę, ten, kur yra rožinė gumytė. Nuleidžiame truputėlį žemyn. Ir štai turime ant vieno stulpelio 2 violetinės, ant kito 2 rožinės. Taip pat ir kitai pusėje. 2 violetinės ir 2 rožinės. Dabar imame rožinę gumytę ir dedame ant tų stulpelių, kur yra violetinės gumytės. Ir imame violetinę ir dedame, kur rožinės gumytės. Tada imame stulpelio paskutinėje gumytę ir ją uždedame ant viršaus per centrą. Nuo vieno stulpelio, tuomet nuo kito stulpelio paskutinio į centrą, nuo trečiojo paskutinio į centrą ir nuo ketvirto paskutinio. Ne tą paėmiau. Paskutinį į centrą. Tada paimame nuo viršaus rožinę gumytę, ją nuimame nuo stulpelio ir uždedame ant sekančio. Laikinai. Tada nuo antro stulpelio nuimame viršutinę gumytę ir dedame ant kairėje esančio stulpelio. Ir taip turime čia 2 violetinės gumytės. Tada nuo trečio stulpelio viršutinę rožinę gumytę perkeliame ant kairėje esančio stulpelio. Ir su paskutiniuoju perkeliame ant sekančio. O ta, kur yra palikta laikinai, ją paimame ir perdedame ant to ketvirto. Ir dabar turime 2 ant kiekvieno stulpelio po 2 gumytės tos pačios spalvos. Patraukiame žemyn. Ir dabar vėl dėsime. Ant violetinės dedame rožinę, ant rožinės violetinę. Yra skirtingų spalvų negu yra
ant stulpelio. Ir kartojame, imame paskutinę gumytę ir dedame į viršų per centrą. Ir taip nuo visų stulpelių. Taip. Ir vėl imame nuo viršaus, atidedame į šoną. Tada nuo sekančio. Viršutinį perkeliame ant šio, nuo šito stulpelio. Viršutinę ant šio, nuo trečio, nuo ketvirto, tai yra stulpelio. Čia. O tą grąžiname ant šio. Štai. Ir vėl turime po dvi vienodas spalvas. Ir vėl dedame priešingos spalvos gumytes. Rožinę ant violetinės ir violetinę ant rožinės. Ir vėl kartojam paskutinį į centrą. 1, 2. Ir 4. Ir vėl perkeliame. Tai vadinama persukimu. Ir štai mums formuojasi jau apyrankė. Ir dabar tęskite taip, kol gausit reikiamą ilgį. Taip, paskutiniai bus žingsniukai. Ir štai, kai lieka visuose 4 po 2 vienodos spalvos gumytės, darome taip užbaigimui. Paskutinę apatinę gumytę perkeliame taip ant kiekvieno stulpelio. Ir dabar, pavyzdžiui, ant šito stulpelio perkeliame visas nuo 4 stulpelių gumytes.
uždedame segtuką. O štai mūsų apyrankė jau pagaminta.